Iki birželio 15 dienos ūkininkai gali teikti žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaracijas ES tiesioginėms išmokoms gauti. Pavėluotai pateiktos paraiškos priimamos iki Liepos 10 dienos, tačiau už kiekvieną pavėluotą darbo dieną paramos suma bus mažinama 1%, išskyrus vėlavimo atvejus nepriklausančius nuo pareiškėjo valios. Nacionalinės mokėjimo agentūros specialistai primena, kad teikiant žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaracijas galima prašyti paramos ir pagal 4 Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės. Tai agrarinės aplinkosaugos išmokos, išmokos ūkininkams vietovėse, kuriuose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietovės, Natura 2000 išmoko žemės ūkyje ir Natura 2000 išmokos miškų ūkyje. Teikiant bendrą paraišką taip pat galima prašyti išmokų už energetinius augalus, saugomų teritorijų žemės ūkio naudmenas bei už perdirbti skirtas braškes ir avietes. Nacionalinės mokėjimo agentūros specialistų teigimu, pernai patikrų vietoje metu buvo aptikta nemažai pažeidimų, todėl šiais metais, vadovaujantis ES teisės aktais, bus didinamas patikrų skaičius. Pareiškėjai deklaruojantis pasėlius išmokoms gauti turi žinoti, kad išmokoms gauti turi būti deklaruojami tik tie plotai, kurie yra prižiūrimi ir dirbami. Tie plotai, kurie yra neprižiūrimi ir nedirbami, turi būti deklaruojami kaip plotai, už kuriuos nėra prašoma išmokų. Taip pat pareiškėjai turi atkreipti dėmesį, kad pasėlių laukai, kurie neturi aiškių natūralių ribų, turi būti pažymėti aiškiais dirbtiniais riboženkliais. Specialistai pareiškėjams primena, kad deklaruoti laukai privalo atitikti geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės reikalavimus. Ankstesniais metais atliktos patikros vietoje rodo, kad dažniausiai pareiškėjai nesilaiko geros agrarinės būklės reikalavimų pievose ir ganykluose. Tai yra, pievos ganyklos nėra nušienaujamos arba nuganomos, nėra išvežama nušienauta žolė arba šienas, taip pat yra medžiai, krūmai. Nepaisantiems reikalavimų pareiškėjams taikomos sankcijos, jiems gali būti sumažinta parama arba jos visai negauti. Paraiškos ES tiesioginėms išmokoms gauti priimamos seniūnijose.